Sveiki, draugai, aš esu Taifun Demeldžiai. Draugai, visiems jums siunčiu glėbį linkėjimų šią naują dieną. Pagarba, meilė. Šiandien, draugai, antrajame mūsų vaizdo įraše taip gražiai snigo. Sakiau, tegu tas sniegas laikosi. Tegu čia viskas būna balta. Palik sniegą, šiek tiek pasnygo, o dabar jau saulė šviečia. Oras truputį pagerėjo, ačiū Dievui, bet būtų buvę gerai, jeigu būtų pasnygę. Šiandien irgi norėjau išvesti Karlasas. Gerai, pagalvojau, nufilmuosiu jums vaizdo įrašą. Iš tikrųjų, ar žinote, kodėl norėjau išvesti Karlasas? Pirmiausia, man įdomu, kaip Karlasas reaguos į mažus šuniukus. Pamatysime, ką jis darys. Tada bandysiu Karlasą supažindinti su dede. Dabar šie Karlasas ir dede yra tarsi priešai. Iš tikrųjų, Karlasas neturi jokios problemos. Dede įpuola. Mūsų dede yra šiek tiek paniūręs. Nemalonus vaikas. Bandysime juos pripratinti, nežinau, ar jie pripras ar ne. Netrukus pamatysime, tikiuosi, kad su mano liūtu bus gražus vaizdo įrašas be muštynių ir incidentų. Ei, Karlosas tėvai, tebūnėtų paaukotas savo dievui. Nu tada kaip atvedžiau Karlosą čia. Jis taip nurimo, tapo toks gražus, nekelia triukšmo, neloja, yra laimingas, ramus, visada mums prieš akis. Čia pat, ten jo vieta buvo labai toli gale. Jis taip pat buvo atskirtas nuo kitų šunų. Nuo tada, kai jį čia atvedžiau, jis tapo laimingesnis. Jis tapo tikrų džentelmenų. Pažiūrėsime, jei laikui bėgant Karlasas taps toks pat, bus gerai. Kitaip net nenoriu galvoti, kas bus, kai šis berniukas sulauks 3 metų. Taip, Karlasai? Jis žino, kad yra mylimas. Tikrai žino, kad yra mylimas. Kas nutiko, Siusai? Tai mano princesė. Prašau jūsų, draugai, padarykite man paslaugą, nenuvilkite manęs. Jei norėdami mane palaikyti, pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą, būčiau labai laimingas. Jūsų patiukai ir komentarai man labai svarbus. Nenuliūdinkite manęs, palaikykite mane. Jūs žinote, mūsų prisijungti mirtukas aktyvus. Jūs taip pat galite man padėti surengti vaišes vaikams ir pasirūpinti jų priežiūrą. Tiems, kurie prisijungia per prisijungti mygtuką, netrukus bus ankstesnių vaizdo įrašų, bus specialaus turinio tik jiems, žinokite tai. Ir su tais, kurie prisijungia per prisijungti, taip pat dalintasi vaizdo įrašais, draugai. Dabar Karlasas, tėti, tu palauk, sūnau. Dabar atėkite, draugai, mano vaikai visi susirinko prie manęs. Ką jūs darote, kūdikiai? Mano brangieji, pažiūrėkite, kaip mano džesūras pasikeitė. Džesūrai! Džesūrai, draugai, ačiū Dievui, tikrai ačiū. Šitas vaikinas, žinote, šitas vaikinas pripranta prie mūsų. Mano gražuolis sūnau. Vaikšto, ačiū Dievui, kiti irgi žinoma daro tą patį. Bet štai šitie mažyliai yra psichopatai, tikrai. Šitie yra psichopatai. Haidutai, ką tu valgai, ką? Kažkas parašė komentarą. Apie Dastaną parašė, kad jis gerai priaugo svorio. Apie Dastaną parašė, matyt pelė, kurią jis suėdė, jam išėjo į naudą, labai mane prajuokino. Linkėjimai jam iš čia. Pirmiausia, parodykime savo maistą, draugai. Mūsų maistas mūsų mažyliams buvo tiesiog puikus, pažiūrėkite. Palaukite, jaunimas, palaukite. Neklaužadas jūs. Ką tik palėsinau paukščius, pašėriau ožkas, jie visi kartu ėda savo pašarą, tegu ėda mano liūtai. Na, kokie šaunuoliai. Ateik, parodyk tą maistą, ateik. Velnios kolagenas Taifūnas Demeldžius darbė, žiūrėk. Pažiūrėkite, tikrai, pažiūrėk, kaip jis išleido sultis. Matai tą kolageną, matai tą riebalą, matai kokie gražūs tie mėsos gabalai. Palauk, atgal. Štai, duokime šitiems mažyliams, pažiūrėkime. Mažylė, ateikit, imkit. Rokis, tu irgi, oho, valgo vištieną. Ei, mažylė, valgyki. Valgykit. Šaunuolis, mano liūtė. Ateik, Roki, ar tu Rokis, ar tu Rūkala, kas tai esi, sūnau? Im, mažylį, kodėl tu troviesi? Štai leidate vištą jį pagriebti. Išmokite valgyti kąsnį, kuris yra prieš jūs. Jei nevalgysite, jei tik žaisite ir uostysite, kažkas kitas paims ir suvalgys, o jūs liksite alkani. Supratote? Turite suvalgyti. Dabar uždenkime tai, o tada parodyk dar kartą, bet palauk. Kai parodau tą patiekalą, jaučiu ramybę. Kiek dienų negalėjau normaliai vaikam išvirti vištienos sultinę. Man buvo nuobodu, bet vis tiek likdavo vakarui. Dieno tai teikia visai kitokį malonumą. Kai tai parodau, jaučiu ramybę, broli. Šiame vaizdo įraše taip pat pamaitinsime savo mažylius, broli. Na, mazlume, bičiulė. Nufilmuok tą mazlumą, mazlum ten liko. Na, mazlumai, gal paleiskim mazlumą. Tegul ateina mazlumai. Tegul ateina Anatolijos tikrasis sūnus. Mūsų mazlumo vanduo užšalo. Mazlumai, palauk, atidarysiu duris. Ateik, mazlumai, ateik. Atidariau, sūnau, atidariau.
Ak, palauk, užžiūrėk. Vos, žinai. Pamiršau Rokičią. Rokis juk irgi patinas dabar. Iš tikrųjų, jie nieko nedaro, tik uostinėja čia. Taip, mazlumai. Mazlumai, tavo vieta graži gavosi, tikrai. Tikrai tavo vieta graži gavosi, žiūrėk. Nuo šiol vištų karalis yra, mazlum baba. Greitai nufilmuok Destaną. Pažiūrėk į Destaną. Rokis jiems tapo blogų pavyzdžių. Jis jiems rodo tas vietas, kurias atidarė. Po to visi bando patekti vidun. Ateik, išeikime į lauką. Rokis atrodo labai pamėgai mazlumą. Ateik, palikite mazlumą ramybėje. Gerai, kad jo nepaleidom. Gal jie būtų susimušę. Destan baba, valio. Kur mano liūtas? Destanas, Raidutas, Sofija. Hera. Mara, mašala, visur šūnis. Dabar greitai praeik pro mus. Ne. Palaukit, jaunimas, sustokit. Palaukit. Dabar kurį pirmiausia paglostyt? Dar į Destaną truputį pamilosiu. Pažiūrėkime, ar ateis Destanas. Ei, Destanai! Mašallah, mano sumai. Ką tu darai, ei? Neklaužada. Palauk, paimsiu ir Haidutą pas tave. Praeitą kartą jūsų klausiu. Palauk, ar palėti mikrofoną, sūnau, palauk. Palauk, Haidutai, dabar tavęs negaliu paimti, tu lieči mikrofoną. Ar Haidutas, ar Destanas? Komentaruose buvo labai sena konkurencija. Nebuvau tikras, todėl vėl klausiu šiame vaizdo įraše. Jūsų nuomonė, ateities legenda. Ar tai bus Destanas? O gal bus banditas, draugai? Leiskite man dabar pasimti savo banditą. Banditas! Šaunuoliai jūs vyrai. Šaunuoliai mano liūtai. Ei, pažiūrėk, Rokiai. Rokiai. Rokiai įsimylėjo Norą. Nora, ateik. Džesūrai, ateik. Iš tikrųjų, Džesūrai, aš išleisiu Karlą, sūnau. Leistiną uždarysiu. Mano Džesūrai. Leisk uždarysiu, kad Karlas šiek tiek praeitų. Gerai? Vėliau paleisiu, sūnau. Dabar išleisime ir senelę. Senelis gali užpulti Cesūrą. Džesūra, ateik. Ateik, Paša, ateik. Bet palauk, negulki purvą, žmogau. Bismillah. Ateik, sūnau. Palaukite, vaikinai, palaukite. Smalsuoliai. Cesūra, ateik čia, sūnau. Eik, mano liūtė. Kai ir senelį paleisime. Senelis jam puls, ar tarp Natašos ir FST kyla peštynės? Taip, ne. Nataša, žaiskite lėčiau. Šūnis, kaip sekasi? O gal pirmiausia paleisime senelį? Pirmiausia, paleiskime senelį. Kai paleisime diduką, kai Karlasas čia? Bet kaip supažindinsime su mažyliais? Eikime. Na, supažindinkime Karlasą ir su mažyliais. Po to. Šitas reikalas mums pridarė rūpešių. Karlasai, seni, ar esi pasiruošęs? Ką? Gražusis mano sūnau. Tikiuosi, Karlasas nepuls mažylių, draugai. Palaukime, pažiūrėsime. Bismillahirrahmanirrahim. Pabandysime, tikrai bus labai rizikinga. Dar yra ir Rokis. Palauk minutėlę. Stok, Aleksai, nusiramink, Aleksai, gerai. Čia. Rokiai, ne, žmogau. Dabar jaučiuosi labai neramu. Labai neramu, palauk minutėlę. Palauk, pažiūrėk, kaip jis žaidžia. Aha. Labai nervinuosi, labai, palauk. Rokis, būk ramus, būk protingas. Palauk minutėlę. Destaną pamilo, su Karlosu kaip žaidžia. Sutraiškykite Destaną, beproti. Žaiskite kaip žmonės. Ateik čia, ateik. Karlasas baba vėl formoje. Palauk minutėlę. Gerai, vaikinai. Karlosas tėčio žaidimai labai juokingi, broli. Jis žaidžia su šunimis, lyg žaistų futbolą. Ateik. Nora turbūt ateina ant piktelėjusio, ar ką jį daro? Tikiuosi, jie ateina ant piktelėjusio. Nes su tėčiu Karlosu ją nufilmuosime, žinote. Ateik, Karlosai. Svarbu tik, kad broliui Rokė nieko nesakytų. Šiek tiek bijau Rokio. Palauk, minutėlę, ateik čia. Ateikite, jaunime, ateik. Destanas taip pamilo Karlosą. Destan, gerai sutark su Karlosu broliu. Kai užaugsi, nuvesiu jūs į mišką. Gerai. Kai užaugsi, nuvesiu į mišką.
Karlosas tėvas, nu tikrai, draugai, nuostabus šuo. Pažiūrėkite jo grožį. Palauk. Nebijokite, jis tik žaidžia su jumis. Gerai? Visi išprotėjo. Ar Karlosas išėjo į sodą? Pasaulis griūva. Laimė vienas. Matai, jis susidraugavo su mažyliais. Jis nepadarė žalos mažyliams. Koks doras šuo yra mūsų Karlosas? Palaukite, jaunuoliai. Karlosas yra jūsų vyresnysis brolis. Jį pamatęs visi bėga. Karlosą pamatęs visi bėga. Gerai, Paulai, nesirėk, sūnau. Nurimk. O, pažiūrėk, Skajo, kaip jisai susikoncentravęs. Psichopatė, Skajo, vėl viską išdraskei, sūnau. Būk protingas. Ne? Palauk, sūnau. Apolonas išprotėjo. Ko tik matėme Karlą su jaunikliais, gerai? Perkelkime Karlą į jo narvą. Tada paleiskime senelį. Ar senelis ką nors padarys Rokiui? Tikiuosi ne. Ateik, Karlai. Ateik, mano liūtė, ateik. Beje, pavojus dar nepraėjo, tikiuosi. Jis nesupyks ir nieko blogo nepasakys. Bet Karlasas tikrai draugiškas šuo, broli. Draugiškas šuo, draugiškas. Šiek tiek pagirkime jį. Žiūrėk. Gerai, ne. Palauk, sūnau. Palauk, sūnau, ateik. Nusiramink. Stok, Karlosai, stok, nusiramink, sūnau. Broli, jie visiškai išprotėjo, palauk. Gerai. Gerai. Ateik, Karlai, ateik. Ateik, Karlai, ateik, gerai, nusiramink. Ne, dukra. Dabar. Palauk minutėlę, broli, palauk minutėlę. Tik ne pernelyg nervinkime Karlą. Tegul nepasiduoda emocijom ir nepadaro neteisingų veiksmų. Dabar vėl įdėsime Karlosą į jo narvą. Bandymas su mažyliais buvo geras. Aleksai, tu irgi stovi šalia, žinai. Tu irgi puolė, žinai. Sustok. Eik, sūnau. Eik, Paša, gerai. Tegul Karlosas dabar ten pasilieka, pralau. Nu, pabandėm, pažiūrėkime, ar jis ką nors padarys šuniukam. Kad vėliau nekiltų problemų. Galva jau plyšta, visi loja vienu balsu, žinai. Dabar. Paleisime Dėdę ir Gedžią. Gerai? Paleisime Dėdę ir Gedžią. Eikime pas juos. Jūs taip pat paspauskite šio vaizdo įrašo. Patinka mygtuką. Palaižykite mus. Dėdė su Gedžiu išbėga, bičiulė. Išbėga. Jie kaip kūkos. Tikros kūkos. Mašala mano liūtai. Seneli, ateik, seneli. Seneli, tu jau visai kaip kurtas pasidarei, žmogau. Senelis šiek tiek sulėsėjo, draugai. Nesupratau, kodėl taip atsitiko. Matyt, uždarėme jį, jis patyrė stresą. Nors jo valgymas, gerimas, apetitas yra geri. Bet ką daryti, brolis puola? Nes jis puola! Turėjau uždaryti tą niekšą. Jei jis elgtųsi kaip žmogus, kodėl turėčiau jį uždaryti? Pažiūrėkit, dėdė. Ei, kas ten vyksta, Linda? Dabar sakysiu, Dievas tave prakeiktų, Roki. Atleisk pranašę. Ateik čia. Na, Roki, net ir Lindos nepalieki ramybėj. Niekingas, Roki. Ateik čia. Ateik. Dabar. Matai, Roki, šitas yra tikra bėda. Gedžia, kur esi, mergaitė? Naktį. Ateik, Gedžia, storulė Gedžia, ateik. Juk ką tik paleidom Gedzę. Tegul pašokinėja, aplinkui pripranta. Tikiuosi, su Dėde nekils problemų, broli. Dėdė, ateik. Palauk minutėlę. Gal Linda supyko ant mergaitės? Man atrodo, kad ir Dėdė tarsi prie jos artėja. Palauk, tik tegul Dėdė ir Rokis nesusipyksta. Ateik. Ateik, sūnau. Rokai, daugiau jo nebematyčiau, gerai? Broli, Linda pyksta. Jie ateina pas rūjojančią. Senelis taip pat bando su ją poruotis. Dabar nėra laisvo patino šuns, todėl mes to nepastebėjome. Ne, Rokai. Ateik! Rokai, dabar tave įdėsiu į narvą, gerai, sūnau? Nes jei tu įsikiši, kai Karlosas ir senelis susiginčys, taip negalima. Seneli, ateik. Senelis dabar mūsų neklausys, jų paleidome žmogų. Jis turės kur išlieti savo energiją, bėgs. Eikite, pažiūrėkime, eik. Dabar vėl išveskime Karlosas tėdį, broli. Da все, Apolonas. Bet jei Linda supyks, jie susimuš, negalima. Ateik.
Štai visų šunų charakteriai skirtingi. Yra tokių, kurie sutarė ir tokių, kurie nesutarė. Turi stebėti juos visus, pagal tai turi paleisti juos. Netgi gali kilti muštynės ar panašiai. Štai pavyzdžiui, ten aš buvau neatidus, galbūt Mazlum nieko nepadarys. Dabar nežinia, ką Rokis padarys. Nes Mazlumas supykęs būna bjaurus. Nora. Šaunolė mergina. Jei Dievas duos, jei pavyktų paglostyti Norą ir Karlosą, tada ir jų mažylius paglostytume. Bus nuostabu, brolau. Tikrai, su nekantrumu to laukiu. Ateikit jaunimas, jie irgi jau visai priprato, pažiūrėk čia. Šito mažylio išvaizda labai juokinga, tas, kuris pats gale. Aš labai myliu šito išdykelį. Aš šitam duodu vardą Paša. Paša. Paša! Kaip sekasi, liūtė? Ateik čia, ateik. Senelė, ateik. Dabar vėl išvesime Karlosą. Tikiuosi, nekils jokių problemų. Rokis, tai esi mano sūnus. Uždarysime 2 minutėms. Ir tau uždarysi, jis pradės rėkti ir šaukti. Palauk, jis turbūt nesikiš. Dabar Karlos irgi sakys, ar juokaujat, kodėl įdėjot, kodėl išėmėt. Dabar jis mums taip sakys. Palauk, gerai. Gerai, gerai. Fistikai, ne. Fistikai, kaip tu bėgi, Karlai. Fistikai, bėg. Velnes, fistikai. Palauk, neik per arti. Rokiai, būk protingas, stovėk ramiai. Ne, Nataša, paleisk fistiką. Paleisk, pažiūrėkime, kas bus savaime. Ateik, ateik, Karlai, ten. Abi atrodo, kad Nora supyksta dėl abiejų dalykų. Tikiuosi. Palauk, ateik. Broli, Linda rujoja. Senelis vis dar su ją vaikšto. Palaukit, pažiūrėsiu. Gerai, ramiai. Karlo taip pat sunku pavedžioti. Neįtikėtinai stiprus vaikinas. Palauk minutėlę dabar. Seneli, ateik. Seneli, ateik. Seneli, taip pat paleidau Tysoną tėtį. Nesuprantu, kodėl jis neteina. Palauk minutėlę, sūnau, minutėlę. Tikrai nepakanka jėgų, žinok. Ateik, Karlai. Dabar ir senelis čia, draugai. Tikiuosi, jis nieko nesakys. Ne, broli, ne. Jis vis žiūri ją. Matai? Jo akis ją. Iš tikrųjų, kai jį rujoja, prieiti pavojinga. Atrodo, dabar visai negalime dėdę socializuoti. Ką darysime? Ei, dėdė. Nesažiningas. Bak Nora įkanda, žinai. Ei, matai tą dėdę? Jis visiškas psichopatas. Tikrai psichopatas. Kaip jis tą pagavo, ką? Tikrai, jis labai piktai žiūrėjo į Norą, draugai. Štai, matai, kaip paleisi. Puola kalė. Tik neprieik prie Karlos, o Karlosas tau padarys tą patį, žiūrėk. Dabar Linda supyko, jinai labai stipriai jį prisirišo, broli. Ji labai stipriai jį prisirišo. Ne šiaip savo. Tik dabar Linda hulintų su juo nesusipajotų, palauk. Linda, ar tu gerai, mano mergaitė? Palauk minutėlę. Nusiramyk. Palauk minutėlę, broli. Ateik dar kartą čia, į vidurį. Dabar juk senelis ką tik pasirodė, draugai. Visiškai budrus, balau, ieško. Jis bando įtvirtinti savo lyderystę ir autoritetą tam tikroje teritorijoje, supratote? Jis net Karloso nepaisė. Paprastai tas beprotis pultų Karlosą, nes taip jis elgėsi. Tik atsargiai. Palauk minutėlę, senelio irgi bijau. Iš už nugaros. Dabar manai turi tokią savybę. Jie įkanda ir pabėga. Jie šiek tiek nestabilūs šiuo klausimu. Ar matėte, ką padarė Norai? Todėl ir bijau. Žiūrėk, Karlosas pamatė senelį. Dabar eina į priekį, bet senelio visiškai nepaisė. Ką tai reiškia? Tikėtina, kad galėsime jo suprasti, broli. Palauk, Marazai, gerai. Gerai, nusiramink. Ramus, ramus, ramus. Mašala, Karlosas. Bet Karlosas, broli, užsiciklino ties juo. Man atrodo, kad Karlosas lyg galėtų užpulti senelį. Pažiūrėk, kaip jis eina. Ei, žiūrėk, matei? Ne, gerai. Ne, sūnau, ne. Ne. Tai buvo Karlosas ners, broli, Karlosas ners. Ačiū Dievui, gerai suvaldžiau situaciją, todėl nepakliuvome į bėdą. Kokį charizmą turi Karlosas baba, mašallah mano sūnui. Palauk, broli, turiu tai to jau pat uždaryti. Kai to tikėjausi, senelio puolė Karlosas.
Šitas reikalas mums sukels problemų. Karlosas matyt pamatęs, kad senelis ten užpuolė, negalėjo to pakęsti. Supyko. Dabar senelis į Karloso narvą įėjo jaunikliai. Palauk, sūnau, palauk. Ne. Palauk, dabar nereikia kelti sumaišties. Gerai. Palauk, vaikeli, išeikite iš ten. Neeik, mažylį, neeik į Karlo narvą. Laukan. Laukan. Palauk minutėlę, Karlas, ateik. Dabar, broli. Pasimkime Karlosą. Kilsis muštynės. Karlos panašus į senelį, broli. Ką tik padarė senelis, tą patį Karlas padarė jam. Ten irgi pabandžiau, bet nieko neįvyko. Laimė jis nesugebėjo pagauti. Tik mums reikia prižiūrėti mūsų Lindą. Jeigu senelis susiporo su Linda, dabar tikrai prisidarysime didelės bėdos. Palauk, Nora, ateik. Nora, ar tau kas nors yra, mergaitė? Senelis ką tik parodė dantis. Palauk minutėlę. Nieko nėra, broli, nieko nėra. Visiškai nieko nėra. Ačiū Dievui, dantis neįsmigo. Dėdė, sakau, brolau, jis psichopatas, niekada nežinai, ką jis padarys. Dabar draugai paėmė iš automobilio vieną duonos kepalą. Jeigu klausėte, kodėl paėmiau duoną, tai ruošime mažyriams maistą. Ateik čia, ateik. Ateik, 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 ateik. Ateik, 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 ateik. Ateik, Toni, pasimk. Toni juk nevalgo duonos. Ponė valgys vištieną. Ar jis kada nors maitinasi duoną? Mūsiškiai priprato prie prabangos. Pažiūrėkit, dėdė. Nunešk. Jis nevalgo, tik išspjauna atgal iš burnos. Paimk kaplanai. Nora. Atneš duoną, mergaitė. Ateik, 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 ateik. Susirink. Dėdė ir Karloso sutaikymo reikalas broliai nepavyko. Matėt, Karlosas užpuolė. Visai neveršiu. Dabar laukia daug žmonių. Kas bus šį kartą? Linda. Nusiuesk. Šį kartą jie susimuš. Kils sumaištis. Sakiau, kad visai nesikiškime į tai. Supratote? Neturėtų būti jokių jauniklių ar panašiai. Senelis, ačiū Dievui, su Karlosu sutardavo. Bet štai Karlosas supyko. Velnes Skajus irgi iš ten žiūrėjo man tiesiai į akis. Duosiu tai Skajui. Palauk, Skajau, paimk jį, sūnau. Mes senelį. Senelį, ką tik bandai porotis, o dabar jau nori atimti duoną iš Lindos burnos niekšas. Senelį, kaip tau patogu, brolau? Prisiekiau, senelį, tu viską darai, kaip tau patogu. Dabar, kaip žinote, savo mažyliams padarėme vištienos sultinį. Gerai, Linda, duosiu, dukra, duosiu. Duonos taip pat nebus, tėtis jums duos vištienos. Gerai? Palauk, gražuolė, palauk. Vištiena, vien baltymai. Bet reikia dar pridėti angliavandenių, kad gyvuliai priaugtų riebalų, kad priaugtų svorio. Vien tik su baltymais. Vėlgi, priaugs svorio, jei per daug duosi. Tai va, dedu ir duonos, nesijaudink. Tegu būna daugiau. Duokime kaloringo maisto, kad gyvūnai sustorėtų, draugai. Eikime, pažiūrėkime. Siūslė. Siūslė, tau turbūt labai patiko duona. Palaukit, jaunimas, palaukit. Rokis, kada tu ten įėjai, ką? Rokis. Iš baimės prieš senelį čia pasislėpė. Ateik. Ne, palauk, sūnau. Palauk, sūnau. Nora irgi atėjo, na, sėkmės darbuose. Oškos irgi to užuos duonos kvapą ir ateis. Ateik, mes tavęs laukiam, ateik. Ateik, susirink. Pažiūrėk į Bončiuką. Bončiuk, ar atėjai prie maišelio ar prie duonos, sūnau? Ar atėjai prie maišelio ar prie duonos, Paša? Palauk. Na va. Nu, išimkim tai. Oškos vėl atėjo pas mus. Ar tai oška ar šuo, neaišku, tikrai. Imk, Bončiuk, duosiu tau duonos, valgyk. Palauk, mergaitė, nevalgyk maišelio. Ateik. Ateik, mergaitė, imk, duonos duodu, vaikelį. Nufilmuok iš čia, kai Bončiukas valgo duoną. Paša visada jokingai valgo duoną. Imkie, Bončiuk. Nuneš, sūnau. Jis dar net nebaigė to, kas burnoje. Palauk, paim duoną. Imekė. Nunešk. Dabar, broli, iš viso turime 10 kg odos, įdėjome dar 3-4 kg skerdenas. Gerai? Jeigu dar į šitą įmestumėm kokius 5 ar 10 kepalų duonos, Mūsų mažyliams. daugiau nei pakaks, ar užteks ir mano Bončiukui. Pažiūrėk, kaip Bončiukas valgo duoną. Bončiukas labai jokingas. Šitą šelmę aš labai myliu, broli. Jei pasiseks, greitai džiaugsimės Bončiuko mažyliais. Mūsų karamelė laukiasi, žiūrėk. Pilvukas jau įsipūtęs. Iš tų baltųjų štai šitas pilvas įsipūtęs.
Na, kiti dar tik neseniai susiparavo. Jų pilai irgi išsipūs. Oškos vis tiek atsivėla per 5 mėnesius. Tikėkime, netrukus turėsime mažų ožiukų. Prisiekiau. Tada būsiu labai laimingas. Ar visada turime glasyti šuniukus? Tegul ir jie turėtų savo mažylių. Ar ne, Bančiuk? Ar atėjo pamukas? Pamuk, imk. Pamuk, jie jo pačioj sugrebė duoną. Dabar visų šito sumeskime, brolau. Palauk, Bančiuk. Oi, maišelis nukrito ant žemės. Palauk minutėlę. Gerai, broli. Bančiukas nuolat vagia duoną. Jis mane tuo išves iš proto. Stok, Bančiuk, stok. Palauk, broli, leis man tai paimti čia. Bančiukas nepaliko viduje jokios duonos. Iš jų nevalgo dar ir švieto jausų tai. Blogiausia šioje situacijoje. Dabar, broli, duoną gerai sumaišysime su vandeniu. Gerai. Mūsų duona vis tiek nėra pasenusi, šviežia. Jos minkštos. Jos gerai sugers visą skystį. Po to tai būnėtai mūsų vaikams kaip vaistas. Jau užteks ir daugiau nei šiems šuniukams. Maisto tikrai daug yra. Atiduosime vaikams. Atiduosime asyžiai mergaitį. Atiduosime ročių. Kitų didelių šunuščelių timėlas bus vakare. Visiems užteks, jei Dievas duos. Dabar gerai išmaišysiu tai. Maistą gerai išmaišiau, broli. Nufilmuok tai gražiai. Pažiūrėkit tai. Ar matai prisiekit Dievu? Ar gyvūnas, kuris tai valgo, susirgs? Pasakyk man. Jo, gyvenimas pailgės. Gyvenimas pailgės. Mašallah. Taifūnas baba užsiema šiuo sportu. Prisiekiau, tikrai daro, broli. Tikrai. Ir oras šaltas. Taip, riebalota. Turime mažylių, žinai. Šis vaistas bus kaip vaistas. Mašallah, pažiūrėkit tai. Dabar, brolo, ateik. Pirmiausia, duokime mano fustak šuniukams. Visi jau įsirikiavę prie durų. Na, ar išalkote, jaunimėlį? Ar jūs išalkote? Palaukite truputį. Eilės tvarka, gerai. Eik, senelė, eik pirmas, greičiau. Ne, senelį. Senelis laikė mano ranką beprotis. Stok. 1 minutė, jaunimėlį. Myliu jūs, neskubėkite. Turime pakankamai maisto visiems. Pažiūrėkite čia. Dieve mano. Visi jie žiūri man į akis. Matai? Mano brangiai, palaukite. Fustiko džiaunikliai čia, viską gerai išpurvina, mergaitė. Imk, prašau. Greitai sudėjau, žinok. Valgykite, mano liūtai, valgykite. Tegul eina į sveikatą mano mažyliams. Matai tu tai, ne? Štai taip pažiūriu jos. Prisipažįstu. Tikrai randu ramybę, broli. Kaipgi nerasiu? Nesvarbu, ar žiema, ar sniegas, stengiamės dėl savo vaikų. Nepaisome šalčio. Dabar laukia -1 laipsnis, bet ką padarysi? Pažiūrėk į vaikus, visi žiūri man į akis. Visi alkani, išalkę. Gerai, jaunimas, po vieną. Palauk, siūsli, palauk. Siūsli, tu irgi to nori? Gerai, duosi ir tau, pažadu, mergaitė. Dabar kas kitas eilėj? Broli, čia tikrai daug šunų yra. Kuriam dabar mes duosime? Greitai įeikime. Neskai. Dabar, broli, gerai pripildykime ir šitą. Gerai? Šitaip. Ir kaip mes dabar jiem tai duosim, nežinau. Visi jie sveiki, žinai. Palauk, pažiūrėkime, ką galime surinkti. Tada pridėsime indą. Palaukite, vaikinai, palauk. Palauk, mergaitė. Palauk, ne. Dabar sustok. Praeik, mažylė, tu irgi ateik. Turime patraukti tą narvą tiek, kiek galime. Didieji irgi ateina. Palaukit, jaunimas, palaukit. Siūsli, tu neteik. Siūsli, ne. Siūsli, lauk. Siūsli, ateik, bičiuli. Siūsli irgi ateina, bičiuli. Mes viską surinkome. Ne, pasitrauk. Išeik, lauk. Pasitrauk. Išeik. Palauk minutėlę, gerai, sūnau. Jūs visi tam valgykite. Leiskite man uždaryti duris. Palauk truputį. Broli, šitas negalėjo įeiti. Ateik, mažylė, ateik. Nebėk, ateik. Jie vis dar kartais nuo manęs pabėga. Čia. Gerai, dabar visi ten valgo. Mašallah tiems mažyliams. Tegu mano liūtukams būna į sveikatą. Aišku, jiems dabar dar mažai, čia nemažai jauniklių yra.
Reikia į vidų įnešti dar šiek tiek pašaro. Ar pistacijos suvalgytos? Dabar sustok. Aš padėsiu pistacijų indą ten. Pistacijos suvalgytos. Netrukus vėl joms pridėsime. Čia tikrai daug jauniklių. Ateik, mažutė, ateik. Nunešk. Visiems užteks. Puodas dar pilnas. Skanaus mano liūtams. Kiek šunų viduje? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Net 12, mašallah. Skanaus, tegu eina į sveikatą mano liūtams. Destanai, kodėl tu nevalgiai, Destanai? Destanai, nesitrauk sūnau. Valgyk savo maistą, pašą. Destanas. Ar jis bijo kitų? Ką jis daro? Ar tu suteikė pirmenybę mažiesiams? Ką jis padarė? Ką? Mašallah, kas tiko? Ten turime mūsų mažylį. Yra Rokis, dar yra vienas, kitas, šitas yra. Visi laukia eilėje. Dabar, draugai, aš greitai pasirūpinsiu likusių vaikų maistu. Šiandien pagalvojau, kad supažindinsiu Karlasą su mažyliais. Taip pat supažindinsiu su dėdė. Su mažyliais viskas pavyko taip, kaip norėjome, bet su dėdė nepavyko. Tikėkime, laikui bėgant, bandydami pasieksime sėkmę. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės. Iki pasimatymo. Likite sveiki, mano draugai.